Labas rytas. Na ką, šeštadienis. Prieš paskutinę dieną prieš varžybas. Dabar 8 valandos ryto. O rytoj, aišku, panašiu laiku jau ruošiausi ir rytoj 10 valandą startas. Tai išlindau pažiūrėti, kaip atrodo tas jų -10. Prasibėgsiu, pažiūrėsiu. Dabar nesninga, tai gal šiek tiek daugiau matysis. Vakar tai apsiniaukę buvo visą vakarą. Nepavyko nieko gero užfiksuoti, ir tamsu, ir sninga. Tai pažiūrėsim šiandien, ką galima aplankyti. Daugiau norėčiau pamatyti tą pačią trasą. Gal įleis prasibėgti. Tai va, keliaujam toliau. Na štai, atkeliavau prie trasos. Čia labai įdomus tas rogutės pas juos toksai kaip bolto paspirtukai. Gali pasimt bet kada ir, pavyzdžiui, pavargsta vaikas, tai įsisodina vaikus į tas rogutes ir stumėsi mamos. Tai tokia vietinė transporto priemonė eskimų. Tai va, o dabar grinai einu trasa. Mano ledas, Baltijos jūra, kaip gazuotas vanduo užšalęs. Tai aišku, druskos visą kitą. Tai va, traška mano batukai. Ir ten turbūt starto finišo linija. Na tikrai, trasoje nieko nėra, apskritai net apsauginių nėra, bet sniegas nuvalytas pilnai. Vien tik tai grynas ledas. Pabandysiu prasibėgti šiek tiek. Na, pagaliau esu ant šito ledo. Iš tikrųjų grožis toksai, neišpasakytas, toksai kaip marmuras, arba atrodo tam tikri įskilimai labai lygus, ta prasme tiesus yra. Ir atrodo, kad čia iš betono sudėta toksai betono kelias, tik tai, kad iš ledo gryno. Tai va, esu dabar nutolęs toliausiam taške nuo žemės, ta prasme, nuo pačio miestelio. Čia yra tokia sala su tom vietiniam trobelėm švedų. Mačiau nuotraukose, tai jie vasarą čia šašlykus kepa tose trobelėse toje saloje. O dabar viskas užšalę, tai ten nieko nesimato. Bet užtat ledas ir visa trasa mano. Fantastika. Šiaip jeigu neturėtum batų su spygliais, tai čia teoriškai svarsčiau, galima būtų bėgti sniegu. Čia kur šalia yra greta. Bet jisai, jeigu bėgi tuo sniegu, tai kasiesi iš tikrųjų. Tai būtų bėda, nes Lietuvoje kaip sausį bėgau šeimos maratoną. Tai primena labiau lietuvišką kasimąsi tokiais snieguose. O kietas ledas, tai jau labiau kaip bėgtum asfaltu. Tik tai, kad su tais dygliukais, kurie neleidžia tau paslysti. Tai jeigu kalbant apie apsirengimą šiandien mano, tai apsirengiau 40% to, ką turiu. Tai ta prasme, dar porą sluoksnių turiu papildomų, kur esant šaltesniam orui galėčiau panaudoti. Tai netgi nei džemperio, nei termo aprangos nesidėjau po apačią. Tiesiog porą maikių, windbreakeris ir megztukas. Vienas tik tai. Tai jeigu šiandien vyktų maratonas, tai sakyčiau pataikiau į sąlygas. Bet su tuo vėjeliu, tokiu kaip vasarą, pavyzdžiui, sėdint paplūdimy kažkur prie jūros, pučia lengvas vėjelis toksai, toks fenas lengvai, kur malonu, gaivu. Tai čia šiuo atveju šitas subarktinis vėjelis, jis ne tas fenas, kuris vasarą būna. Jisai vis tik šaldo. Tai tarkim, čia skaitosi nėra vėjo. Tai jeigu būtų vėjas, tai reiktų visus sluoksnių, tikrai.
Tai čia labai sunku pataikyti iš tikrųjų. Čia gyvenant, kai perpranti gamtos ciklus, žinai mėnesius, rytus, vakarus ir prognozes, tai tada galėtum tikrai pataikyti, o dabar žaidimas toks vyksta. Čia jaučiu, užbėgau šiek tiek toliau negu maratono trasa. Čia jie daugiau nusivalę yra, nes visą savaitę po maratono dar vyks pačiūžomis čempionatas. Visą savaitę ten. Tai jie turbūt nusivalę daugiau negu kad maratonui priklauso. Bet fantastika. Nepriepiami plotai ledo. Bėk, lėk, skrisk kur nori. Nu kągi, prasibėgau 11 km. Tokia treniruotė turėtų būti 2 dienos prieš maratoną apytiksliai, bet kadangi turim keliones, Lietuvoje irgi orai nelepino, tai treniruojamės kaip išeina. Svarbu, kad sveiki būtume ir aš ir jūs. Tai iš tikrųjų įspūdis buvo labai geras. Nu ką, rytoj maratonas. Tai jeigu maratonų masteliais palyginus, kiek kur esu dalyvavęs, tai tarkim, jeigu vien tik maratonininkų skaičiumi žiūrint, tai tarkime, čia maratonininkų yra virš 100, Vilniuje būna maratonininkų apie 2000, tai jau 20 kartų didesnis Vilniaus maratonas. Na ir tarkime, pats didžiausias, gausiausias, kuriame buvau, tas Eindhoveno maratonas, tai ten maratonininkų iki 4000. Tai ta prasme, jau nekalbant apie bendrą dalyvių skaičių, kur Eindhovene tenai buvo 30 000 dalyvių, Vilniuje būna 14 000 dalyvių. Tai čia iki 1000 skaičiai, bet vienur tas dydis ir pompastika ir palaikymas žmonių vienokius dalykus reiškia. Čia šiuo atveju šis maratonas man asmeniškai reiškia toksai proto galios ir sielos ir tvirtybės išbandymai. Tai čia dėl manęs aš ir viens galėčiau ir šiandien subėgti maratoną ir man būtų gerai. Jeigu čia taip apie prasmes prakalbus, tai prasme man vien tik tai dalyvauti už Lietuvą, kaip organizatoriai man patvirtino, kad esu pirmas maratono bėgikas šitą maratone. Na, jis dar jaunas maratonas. Anksčiau švedai bėgiodavo tiesiog šiaip savo ledo žiemomis, o dabar jau gal 3-4 metai organizuoja šitą jau pilną oficialų maratoną. Nu kągi, diena tęsiasi ir pūga irgi tęsiasi, nes kaip ir vakar, taip ir šiandien prasidėjo čia pas juos pūga panašiu laiku, kai vakar atvykau. Jau vyko pūga, nu žodžiu, ir dabar pūga. Tai jeigu temperatūros prasme, tai šalčiau negu ryte,
bet šilčiau negu vakar, nu tai gal ir gerai. Ta prasme, rytoj turėtų būti giedra diena, tai bent jau neatpūs vėjų, tikėkimės, nežinau, čia bus. Pagyvensim, pamatysim iš tikrųjų. Nedaug liko laukti. O dabar pas mane programoje už 10 minučių organizatorių sveikinimo žodis. Kažkokie, nežinau, kas ten bus, 15 minučių renginukas, tada briefingas, tai praves pro pagrindinius esminius posūkius. Ten bus susmegstytos vėliavėlės, tai parodysiu, kur sukti, kad nepasiklystų maratonininkai. Na ir tada pasimsiu numeriuką. Ir manau, kad eisiu namo, nes čia leist laiką šalt, nu ta prasme ir matyt nėra ką, nes pūga realiai vyksta. Tai va tiek dabar tos programos ir pafilmuosiu iš ten. O kol einu, tai norėjau pasiūsti linkėjimus visiems jums. Tikrai daug kas rašot, palaikot, skambinat, rūpinatės, žiūrit, klausot, suprantat mane. Tai iš tikrųjų linkėjimai po visą pasaulį jums. Aišku, į Lietuvą didžiausias būrys tenai žmonių ir artimųjų. Tada į Olandiją, į Tenerifę, į Airiją, Rimvydui linkėjimai ir visai šeimynai. Būkit visi sveiki, laimingi. Ir į Latviją irgi, jeigu draugas išsivers mano šitą video. Tai va, tai tikrai visiems gerų dienų, geros sveikatos. Nu ir ką, keliaujam tolyn, žiūrim, kas tas per renginukas laukia mūsų. Tai žodžiu, šitose eskimų palapinėse vienoje iš jų administracija sėdi, kitoje vyks maitinimosi punktas veiks. Taip, tada čia visokie eskimų kinkiniai ir ten vat šiaurės namelėje tokiam tualetai tenai, žmonės jau patenkinti, kažkodėl juokiasi. Tai jo, einam toliau pasižiūrėti. Nu, žmonių daugiau negu ryte buvo. Ryte čia nieko nebuvo. Čia yra pažadėtas tas shakeout runas, kur iš esmės ir bus trasos aprodymas 2-3 km. Mano shakeout runas buvo 11 jau ryte kilometrų. Bet viskas čia gerai. Kiekvienam savo, taip sakant. Bet bėgikai apšilinėjo. Aišku, ko čia stovėt, kita vertus. Aš irgi su batukais atėjau, nors su džinsais, tiesiog paprastai. Ką tik paskelbė, kad ratuką darysim. Vieną ratuką. Na tai čia. Nu okei, bus 5 kilometrai gal. Išgyvensim tos 5. Tik gaila, kad ledas dabar nenuvalytas, dabar su sniegu viskas. Visi reikalai. Bet einam į starto finišą. Visi bėgikučiai. Pasibėgsim. Edition of the Sea Ice Marathon, and it's the biggest one until now with 730 competitors and still counting. So from 35 countries. So we're so happy. And I'm gonna give the microphone to the deputy mayor of Luleå, Fredrik Hansen. Thank you very much. Good afternoon, runners and guests from all around the world.
My name is Fredrik Hansson and I'm the Deputy Mayor here in the city of Luleå. On behalf of the people of Luleå, I want to warmly welcome you to the city and the Sea Marathon running event. It is a pleasure to see so many here today, and many of you have traveled a long way to take part of this event. We truly appreciate that. Each of you have put a great effort to be here and deserve a recognition. To see the Ice Marathon is a very special event. It's not only a race, it's also a unique experience. To run on the frozen Botnian Bay is something very few people in the world get to do. At the same time, you're close to the city of Luleå, where all the organizations, the volunteers, the local residents are ready to support you. We are proud to host this event and proud to welcome at least from many countries. And I would also like to thank everyone who helped to make this event possible, especially the organizations, volunteers and sponsors. And to all your runners, I wish you the very best in the race, and I wish you a safe and hopefully a great stay here in Luleå. So now we're gonna run with you to try the shoes, try the path, and I will turn around at 21 and 42 kilometers, and Peter will turn around at 5 and 10 kilometers, where you turn left there. Are you ready to run with us? Alright. So Nu pasirodo ryte teisingai bėgau, bet dabar tas britingas per pūgą ir ledo tai nesimato, sniego privaryta. Nieko sau. Ai va, jau čia hebrytė grįžta. Laukiam numeriuko maratono. Nu ką, firminė nuotrauka. Žmonės toliau eina savo likimo pasitikti. Ir registruojamės, atsiminėjom numeriukus. Nu va, taip ir gyvenam. Pūgelė. Jau beveik vareinu namo. Numeris pasiimtas. Nežinau, turbūt šiandien dienai pakaks. Nes per pūgą, kaip ir vakar nejau, tai taip ir šiandien eisiu šitą lauką daugiau. Nu, nes sveikata, kaip sakau, numeris 1 dabar kol kas iki to starto. O tada jau kai bus, tai bus gerai. Nebus pūgos, bus sniegas nuvalytas ir saulė švies rytoj.